Hello. Aš viską, blet, geriau žinau. Tai apie mūsų podcastą. Ir nieks tavęs negirdėjo, nes atsitraukė nuo mikrofono. Girdėjo, aš garsiai Girdėjo, kalbu. gerai. Tai va. Iš tiesų, tai prisistatyti reikėtų mums pradžioje, ne? Ir aš galvoju, kad mes pradėsime nuo to, kad mes esame labai skirtingos moteris, kurios kažkaip netikėtai atsidūrė vienoje erdvėje. Ir labai norisi papasakoti apie kiekvienos ypatumą, apie kiekvienos išskirtinumą mūsų kompanijoje. Ir visa tai labai po to gražiai susipina, aplamai kalbant mum ir diskutuojant mum ir būnant mum gyvenime. Ir tikriausiai kviečiame visus žiūrinčius pakomentuoti, priimti mus arba parašyti galbūt kažkokių idėjų, minčių, kaip mes galėtume patobulėti. Ta prasme. Mes ir taip kalbame, nes mes viską geriau žinom. Gerai, tai noriu pristatyti mūsų, pažiūrėkite, žavingąją Aušrą. Aušra yra madam tobulybė ir kokybė. Jinai visada tobulai mandagiai viską darys. Jinai visada tobulai ir labai atsakingai viską sužiūrės, kad tik tai niekas nebūtų nuskriaustas, kad tik visi būtų laimingi. Čia yra apie mūsų Aušrą. Oi, Aušra, gal tu nori pasilabinti? Ar aš tobulai tave pristačiau? Ačiū labai. Ar gerai tave pažįsta? Ir tikrai viską geriau žino. Apie tave, apie mane. Gerai, Vesta, šiaip norint apibūdinti geriausiai Vestą, reikėtų naudoti necenzūrinį žodį, aš jo nesakysiu. Bet jinai yra tokia, jai viskas dzin. Vat jinai ant visko taip, nusispjovusi. Kaip gražiai atitikmenį lietuvių kalboje. Ir jinai neima į širdį, nesiskaudina, nepergyvena. Ir jai viskas gerai ir viskas yra pamoka. Labai gražiai pasakyta, viskas yra pamoka. Tai ne? Nes kur mes viską išmokom ir kodėl viską geriausiai žinom? Nes mokėmės. Mokėmės? Mokėmės ir Kur? mokomės. Pamiršom. Pati pagalvok. Okay. Palauk, Aušra, tu dabar peršokai iš karto jau apie mokyklas. Ne, man šovė mintis. Nu gerai. Jūs galėtumėt pasigirti, kur jūs mokėtės ir kodėl tapo tokios visažinės ir tobulos. Jėzu, aš nežinau, kur jinai vedo. Aš nuoširdžiai. prasme, Tu praleidai mano pristatymą, ta prasme. Matai, aš suprantu, iš karto pagavau jos, nes įsivaizduok dabar mes, jeigu jos nepristatytume. Tai aš išeičiau po Dabar tiesiog išeitų, atsistotų, bet dabar Bet rimtai, šitų tu metų. galvoji, kad aš tai padaryčiau, atsistočiau ir išeičiau? Tai aišku, kad ne. Tai aišku, kad ne. Bet jau ta keršyčiau prasme, vėliau. jo, po to laikyčiau. Bet aš tą pristatymą išvežčiau belenkokio aukščio. Oi, po pusvalandžio. Tai iš esmės mums Astos nereikia pristatyti, nes Asta yra apie tai. Ne? Arba jinai atsistoja ir išeina, arba jinai kerštauja. O jeigu iš tikrųjų, tai Asta yra apie, aš sakyčiau, mūsų trijulėje jinai yra proto žmogus. Taip, ne? Jinai taip. mums įveda to proto, į to stabilumo, to aiškumo ir, o mes tai su Aušra, man dzin, Aušra plaukia, jinai žiūri, kad viskas būtų gražu, viską vertina, suprantat. Bet O labai, Asta tai bet va labai yra. gerai, žinai, Vesta, aš manau, tu vienas petis, aš kitas petis, o Asta galva. ar O, ne? puikus Tai va, pastebėjimas. iš tikrųjų, aš manau, kad tobulas trio. Labai tobulas. Gerai. Tai gal aš- dabar pakalbėkime apie tai, iš kur čia ta idėja kilo. Tai jau ne į mane žiūrėk, va. Į Aušra. mūsų madam Nes aš tobulybę. nežinau, čia žinai po mūsų to susitikimo, kieno čia ta idėja. Gerai, tai viskas prasidėjo nuo Aušros, ne? Aušra, pasakok. Iš tiesų viskas prasidėjo nuo susitikimo su jumis. Todėl, kad aš atėjau su idėja, kad labai norėčiau kalbinti žmonės, per jų patirtį padėti auginti vaikus, tobulinant tėvus. Galbūt šiek tiek keistai sudėtingai skamba, bet iš ties pati pajaučiau, kai supratau, kad mano fundamentas, mano pamatai gauti vaikystėje nėra tvirti, todėl ir šitam gyvenime yra sričių, kuriuose sunku man susigaudyti, sunku gyventi, sunku suprasti. Ir ateinu pa šitas dvi nuostabias damas ir sakau, mielosios, ar jūs būsite pirmieji mano podcast'o svečiai? Ir staiga
Vesta su Asta į tą podcastą save pasikviečia ir sako, ne, viena nedarysi, būsim 3. Va tokiais prieš istoriją. Pala. Neiškraipykime faktų, Niekada negalėčiau. Vesta pasikvietė mus. Aš tiesiog sutikau. Čia buvo Vestas idėja. Mes plaukiam link to, taigi, mes geriau viską žinome. Tai kam Kokie dar pašnekovai? Kviesime, tau viską paaiškinsim, kur tau yra klausimų. Mes apie viską galim viską paaiškinti. Nes mes kiekviena, iš esmės turbūt buvo Aušros pati mintis kalbėti tėvam apie vaikų auklėjimą. O mes kiekviena turim, kas ir mus jungia, kiekviena po 2 vaikus. Ne? Tai skirtingo, atsiprašau, 3, ne? Bet skirtingo amžiaus, kuriuos dabar auginam dar, nes tavo vyresnis jau auga pats, ne, savarankiškai. Tai iš esmės po 2 tos jungiančius. Tai amžiaus skirtumas yra tarp mūsų, kaip ir čia Aušra minėjo, čia 1 petis, 2 petis, čia galva. Tai Aušros yra mažiausi vaikai, mano per viduriuką, o Astos jau tokie didžiausi ir jinai jau turi tos patirties. Galva. Suprantat, galva. Ir jau jinai mus mokina, nes jinai geriau, blėt, viską žino. Nemokinu. Iš tikrųjų, vaiko auklėjime, čia tas imposterio sindromas įsijungia, kad neturiu diplomo. Aha. Kaip aš galėčiau kažką, kad galėčiau pravesti paskaitą apie tai. Iš tiesų, man kartais toksai, žinai, aš dalinuosi savo patirtimi. Tai va, turbūt labiausiai noriu akcentuoti tai, kad viskas, ką aš išdarinėjau su savo 2 vaikais, yra totalus eksperimentas, patikrinta ant mano vaikų, abu išgyveno. O žinot, kokia Astos pati geriausia frazė, jeigu kalbam apie vaikus, jinai sako, nusiramink, niekada nebus geriau. Viskas eis tik blogin. Ir ramu, suprantat, nes jau viską patyrė, viską žino, viskas aišku. Man šitą frazę pasakė mama. Aš pirmą kartą buvau neščia. O bloga, o negera, o ten skauda, o ten tas, negerai anas, negerai hormonai, ten iššaudo, visokios nesąmonės darosi. Lyg norisi paguodos. Taip, skambinu mamai paguodos, mama, man blogai. Ne, tokiais šaltais nervais, vaikeli, gerai niekada nebebus. Ir šiaip jinai buvo teisi. Tai yra absoliučiai totali tiesa, nes taip gerai, kaip iki tol nebuvo, atsiranda kitas gerai. Atsiranda kitoks gerai, atsiranda prasmė gyventi. Žinai, atsiranda visai kitas gyvenimas, kitur nueina fokusas, kitur nueina ašis tavo gyvenimo ir taip, kaip buvo, tikrai niekada nebebūna. Būtent. Bet, ta prasme, jeigu kabintis prie žodžio, ne, geriau tikrai būna. Tik tais kitoj srity. Jo. Bet ne toj pačioj. Arba kita forma. Arba kita forma. Taip. Gerai, tai ką, norime tų, kurie žiūri ir klauso, kad iš tiesų parašytumėte komentare, o kaip jum atrodo, ar tikrai gyvenimas iki vaikų ir po vaikų yra visiškai kitoks? Ar pritarėt šitai frazai, kad, geriau, niekada taip gerai, niekada daugiau nebus? Laukiam jūsų komentarų. Aš dar pastebėjau tokią tendenciją, kalbant apie iki vaikų ir po vaikų, kadangi čia prieš kelias dienas dalinausi savo Instagrame istoriją visą savo, kaip aš atėjau iki šiandienos ir sulaukiau tokių žinučių, kad tikrai tom mamom, kurios susilaukia pirmą vaiko, kažkas atsitinka viduj. Ir viskas tiesiog persiverčia, keičiasi darbai, kažkokie pokyčiai kardinalūs įvyksta. Ar pastebėjot jūs irgi tą patį? Tai tu iš pasaulio centro savo tampi periferiją kažkur, ta prasme. Taigi aš buvau pasaulio centras, visa ta čia atsirado tas padaras, prie kurio nepridėjo jokios instrukcijos. Taip, ir nesakė, kad bus taip sunku. Iš viso, visi sakė, bus blogai, bet kad taip. Bet kad taip blogai. Ir jisai nuo tavęs priklauso, tai čia yra normalu, kad viskas keičiasi. Visa pasaulyje žiūra, visi standartai, reikalavimai, poreikiai ir taip toliau. Tai tavo veikla pasikeitė iš esmės iki pirmojo ir po pirmojo ar antrojo? Nežinau, pas mane iš viso stabiliai niekad nebuvo, tai aš čia turbūt nesu standartinis rodiklis, pagal kurį galima būtų matuoti. Aušra, gal tu pasidalinsi? Po vaikų, tai pirmoji mano podukra atsirado man netikėtai, bet aš buvau labai laiminga ir iš ties tai buvo
žmogus, vaikas, kuris pradėjo mokinti mane, kas yra ta motinystė. Aišku, jaunam amžiui ta motinystė atrodė kiek kitaip, kaip susilaukus šitų jau mažesnių vaikų. Bet jeigu sakyt, kad mano pirmoji dukra, gimtoji ar ne, tai man jinai tikrai pakeitė veiklą ir netgi naują produktą į mano gyvenimą atnešė. Aš taip pasakyčiau. Ir tai nebuvo kaip kažkokia paprasta dovana, tai tiesiog buvo sveikatos sutrikimas, kur aš ieškojau išeičių, kaip man kuo greičiau save atsistatyti. Na ir jinai man, sakyčiau, padovanojo būtent nuostabų vieną dalyką. Mes kalbame apie tai, apie ką aš noriu sakyti. Mes kalbam apie Vita Jewel produkciją, tai yra ąsočiai gertuvės su tauriaisiais akmenimis. Ir iš ties aš patikėjau, kad akmenų gale gali man padėti. Na ir kai man padėjo, aš po to pagalvojau, o kodėl ne, juk Lietuvos žmonės, Lietuvos mamos niekas neturi. Tai po pusės metų derybų su vokiečių kompanija rašėm laiškus, kalbėjomės, bendravom, gavom sutikimą, kad galima pradėti dirbti ir čia. Tai mes galime užratikėtis, kad sekančiose mūsų laidose jau čia puikuosis tie grožiai visi. Taip. Aš galvoju, mes šiandien mūsų pokalbio pasikalbėsim, ar galėčiau būti rėmėjas. O mes labai pagalvosim. Labai pagalvosim, nes tu garantuotai esi rėmėjas. Žinau, kol kas eilė nesirikiuoja. O ką mes žinom, gal iš tikrųjų kas nors nori būti rėmėjų, pavyzdžiui, tikrai, ar ne, barteriniai, manai, reklama, pinigai. Taip, kodėlgi ne? Protas kalba, jos matot, jos iš karto plaukia. O protas iš karto tildo. Ne tildo, iš karto apie pinigus, pinigai. Neleidžia pasvajoti. Va, kur yra. Viską aš jums leidžiu, svajokit kiek norit. Tik duodi tam terminą. Taip. Tai gerai, tai jinai ir yra, tas, žinai, tavo galva ant tų mūsų pečių, kur... Kada, kuriuo metu, kada darysim. Kaip tavo gyvenimą vaikai pakeitė? Oi, mano tai labai pakeitė. Iš esmės, turbūt vaikai buvo tas įkvėpimas apskritai kažką daryti. Taip. Nes iki vaikų tai aš norėjau auginti visus kitus vaikus. O paskui, kaip jau susilaukiau savo vaikų, tai supratau, kad kažkaip trūksta jiems to dėmesio. Meilės ir pradėjau galvoti, kuo aš čia galiu užsiimti. Tai ką, išėjau į suaugusių pasaulį. Jau tada turim tai. Pas tave buvo tokių minčių, kad tavo vaikams trūksta tavo dėmesio? Taip, ypatingai, kai aš dirbau tam laikotarpį, kai aš dirbau auklėtoje darželyje, ne, ir prieš mokyklinės grupės mokytoją, tai aš labai tą pajaučiau, ypatingai su sūnum, nes visą dieną tu nuo 7 iki 7 vakaro būni toje terpėje, ne, kur yra ten 20 vaikų ir taip toliau. Ir tada pasiemi vaiką, savo, nuosavą. Į antrą pamainą vaiką, trečią jau. Grįžti namo ir natūraliai jisai jau pavargęs nuo to viso vaikų draugijos chaoso, jis nori tos mamos meilės, o aš tai jau irgi esu pavargus nuo to chaoso ir vaikų draugijos. Okay. Ir aš jau noriu tokio atsiskirimo, aš apskritai esu apie tai, kad... Aš į tą pusę ir lenkiu, ta prasme, tu netgi tai pastebėjai, būdama tokio jauno amžiaus, tai sakyčiau, tu nušvitai gan anksti. Tai va, nes iš esmės toks buvo pastebėjai, bet aš po sūnaus, kai susilaukiau sūnaus, aš neišdrįsau to padaryti. Jisai buvo tas kabliukas man, bet aš neišdrįsau, tai tik tais po dukros, tai realiai po 13 metų darbo darželėje su vaikais aš išdrįsau padaryti pokytį, kaip, tarkim, aš pradėjau dirbti darželėje 2005, mano sūnus gimęs 2008. Ne, tai kiek dar laiko turėjo praeiti, kad kiek aš padaryčiau pokyčių, bet tada pats gyvenimas atsiuntė tiesiog pačiu tinkamiausiu metu. Meškerė. Tokia nepatogia, bet... Kas mūsų nesužlugdo, ar ne? Taip. O žinot, ko noriu paklausti, iš tikrųjų mes visą savaitę ruošiamės šitam jau įrašui, ne, premjerai, viską. Labai. Ir tas buvo jūsų klausimas, tai makiažą susisakom ar ne? Ai, tiesa. Oi, tai čia geras minties šuolis. Taip. Tai kaip jums atrodo? Ar mes užsisakėme profesionalius makiažus? Komentuojame? Čia iš tikrųjų jo suvarė mane, todėl kad aš iš tikrųjų paklausiau, ar mes užsisakysim makiažus ir kaip užpuolė. Galvoju, tyliu, nieko nesakau, kaip sako, tu ir taip visą gražiai patikėjau beveik, ir galvoju, okei, startuokim.
Beveik. Ir pakalbėkim iš tikrųjų šitą temą. Kaip žiūrovom atrodo. Žinai, aš pagavau pati save prieš kurį laiką, žiūrėdama kitą podcastą, kur kviestinė viešnia, tikrai be profesionalaus make-upo ir vos nesu tokiu kažkokio treningėlio džempu, žinai, atėjo. Ir man prabėgo tokia mintis, tipo, kai nagla. Sutrikai dėl jos laisvės? Galvoju, bet tai tu matai kokia, įžulina, kaip jinai čia dabar, iš viso, man atrodo, buvo be makiažo ir jinai aplamai tokia atsipūtus, sakau, o po to... Kaip apskritai savo galima leisti, ne? Galvoti tokias nesąmonės, ką aš pagalvojau, nes aš pati taigi socialinėje erdvėje, pavyzdžiui, filtrus nusiėmiau gal prieš 3 metus. Taip. Aš nežinau, kokie yra filtrai, kokie trendai ir visa kita, nes aš tiesiog nusiėmiau visus ir mano geriausiai paeinantis Instagrame reelsai, kaip visi daro, žinai, kaip aš pagražėju, tai man geriausiai paeina, kai aš nugražėju, atvirkščiai vienu žodžiu. Aš geriausiai man eina tie, kai nusivalau make-upą, žinai, ir iš tos tipo gražios tampu, va tokia natūraliai gražiai, bet ne tokia dar, aš dar natūraliau gražesnė būnu, žinai, ir... Iš tiesų, aš vidume esu labiau už tą trendą, už tą, supranti, tendenciją, kad mes nerodytume to tokio kažkokio jau čia glamūrinio to, žinai, kad mes jau žiūri fainai pasipošusios ir tobulos ir taip toliau, nes nei mes tobulos, nei mes tobulai gražios, nei mes tobulai vaikus auklėjom ir nei tobulai žinom viską. O, atsiprašau, aš turėčiau kalbėti. Čia tik apie save. Aš tik apie save, ne, atsiprašau, tu tobula. Taip, tu tobula, taip. Taip, apskritai, kaip galima kalbėti apie save, taip. Aš nesu tobulai graži. O, prasideda. Mes dabar apie makiažą. Dabar apie makiažą. Grįžta, tai apskritai negalima taip kalbėti. Mes esam gražios ir kiekvieną rytą savo turim tą priminti. Pačiupinėti kiekvieną savo kūno lopinėlį, kiekvieną savo dalelytę kūno ir taip toliau. Sakai, jeigu aš to užsiminėčiau kiekvieną rytą, tai tau laiko neužtektų darbui. Neateičiau į darbą. Jinai nespėtų pasidaryti makiažo. Aš tai apskritai esu nemėgėja make-upų. Ta prasme, aš įsivaizduoju ir tikrai esu įsitikinus, ne tik įsivaizduoju, kad aš makiažą pasidarau savo tiesiog tobulai. Nes tu esi pabaigusi makiažo darymo kursus. O jūs ne? Ne? Gal kas nors dėstot makiažo darymo kursus, nes 2 mokinės jau čia. Aš iki 40 metų nesupratau, kam skirtas, dabar visi žinos, kad man daugiau, tebūnė, kam yra skirtas rūžas, ne, ir taip, dar ten kažkoks tai dalykas. Mes buvo vieną kartą renginį ir sakau, tai tau truputėlį reikia čia pariškinti skrostus, o jinai sako, kas, su kuo? Sakau, duok, aš pabandysiu. Taip nedrąsiai, nes galvojau, kaip skels šitą moteris, ar ne? Aš niekada nesmurtavus. Bet staiga tik tai nušvinta veidas, nušvinta akis ir sako, žinai, tinka? Na va, tai nuo tos dienos ir staiga atsirado blušas. Skaistalai atsirado. O tai gerai, skaistalai, o blušas šitas kitas? Tas pats. O tas kontūravimas. Ir po to dar 2 metų man prireikė, kad atrasti kontūravimą. O ne, aš šito dar netradau. Tai nereiškia, kad įvaldyti. Tai nereiškia, neatradau. O tai ką tu neįsikontūravus veido? Niekada. Tai prasme, mes tai kiekvieną dieną matom su iškontūruotu veidu. Niekada. Tai tu gal kitą pavadinimą naudoji? Taigi aš tik tai čia padažau. Tai čia yra kontūravimas. O ten jokių ten tų visų dalykų tai aš nemoku. Kai mano dukra sako, ką galima padaryti su tom 3 makiažo priemonėm. Aš sakau, va štai tokį tobulą veidą. O jos kosmetinės... Jinai tobula, matai? Tai tu tik apie save kalbėk. Tai veidas, sakiau. O ji man sako, štai 2 kosmetinės, 1 kilogramą svorio, kita kilogramą svorio. Čia mano. Nu. Ir daug yra nenaudojimų priemonių, iš esmės. Daug nenaudojimų priemonių, kitas dalykas, tikrai užgražėjų, atgražėjų, efektas būna peržiškus. Ai, kai 2 kilogramus panaudoji tos. Tai kuris modelis tau labiau patinka, kaip atgražėjai, ar kaip ten tas kitas? Užgražėjai. Ar užgražėjai? Tai užgražėjai tai su makiažu, atgražėjai tai be makiažo. Tai man labiausiai patinka, kai tai yra nematomas makiažas. Man labiausiai patinka. Ne. Ar ne? Taip, kaip tu daraisi. Taip, kaip aš darausi. Taip va. Aš
Bet, žinok, labai šitas va pasidarimas yra kontūravimas, vadinasi. Nu, aš negalėjau nutilėti. Gerai, ačiū tau labai. Kad nesusilaikiai. Aš nesusilaikiau tiesiog. Okay. Tai iš esmės aš pratęsiu savo mintį, kad aš makiažų esu profesionaliai dariusis turbūt kokius 3-4 kartus, o visą laiką į savo fotosesijom, kažkokiem tai šventėm ir taip toliau. Aš esu pati visą laiką pasidažius. Tai ir aš kažkuria dieną tavęs Asta ir klausiau, ne? Ar jeigu žmogus nepasidažo prieš fotosesiją profesionaliai, ar tai reiškia, kad fotografas turi daugiau darbo? Ir aš tada tik tai supratau, kad iš tikrųjų aš nesikreipdama pas profesionalus, aš tą patį sumoku realiai fotografui, kuris turi ten nuimti, nes, iš esmės, blizgėsi, tai taip, minėjai, profesionalus makiažas yra ne apie tai, kad ten tobulai padažys kažkaip, kad tu pasikeistum. Apie elementarius tokius, blizgėsio nuėmimai. Nes tas sakė, Asta, tik nedaryk šitą. Negaliu. Paskui persigalvau, sakiau, daryk. Taip, tik dėl to, kad leidai. Žodžiu, taip, televizinis makiažas man yra mano veidui sunkiai pakeliamas. Tiesą sakant, po televizinio makiažo aš grįžtu ir pirmo numeriu, ką darau, nusiprausiu. Fotosesijos makiažas, su juo netgi norisi kažkur išeiti. Taip. Su juo galima kažkur ir išeiti. Bet kai aš važiavau į LRT filmuoti ten apie tas mankštas ta laida, sveikatos buvo, ir aš jau galvoju, ten, žinai, padaro makiažą. Tai aš buvau pasidažius kaip dabar, ateinu, tai mane pažiūri, oi, gerai, akytės padažytos pasodina ir, šaržuoju, ne, taip, šnai, į pudrą, laisva varyk. O kur akis? Jo, kur šešėliavimas, kur spindėtis, bet aš sutikčiau. Gal ir tai teisinga yra. Bet iš tiesų, pavyzdžiui, LRT irgi teko filmuotis, kvieskime daktarą. Čia, žinai, Žvaigždžių susirinkimas. Kas dar nesifilmavo, pakvieskime daktarą. Kas nesifilmavo, kreipkitės, mes galėsim nukreipti. Bet reikia turėti diagnozę kokią. Ne, nebūtinai. Šitą kalbą. Ne, iš tiesų, makiažas. Ar tau labai patiko? Man tikrai nelabai patiko, todėl kad mano veidas blizgėjo. Ir aš galvoju, gal aš pati būčiau susitvarkiusi geriau. Aušra, tu kaip kokybės vertintoja. Tu kaip vertintoja. pati geriau viską žinai, kaip padaryti. Tai atvažiavai nepasidažius, arba atvažiavai pasidažius, tai jos grimerinės mintis yra kokia? Tu eini ne pas, kai atvažiuoji į televiziją, tai neteini pas profesionalų makiažo specialistą. Aš tikiuosi, kad tai yra profas. Tai jisai yra profas, jisai yra grimuotojas, jisai padaro taip, kad tu prieš kameras neblizgėtum. Bet jinai sako, kad jinai blizgėjo. O aš blizgėjau, aš dėl to sakau. Tai blogai tau padarė to. Taip. Tai tu gal išsisukinėjai, žinai. Ne, jokių būdų. Bet mano sūnus už tai sako, mama, kada pasidažysi makiažą? Aš sakau, šiandien sekmadienis, mano oda ilsisi. O jis turi labai gerą pasakymą. Bent blakstienas padažy, kad akis atsirastų. Matai, kokios tas blakstienas pas tave. Išraiškingos. Bet jinai meluoja, jinai savaitgalį irgi dažosi. Jinai meluoja, visada jinai visur. Neblanšuotų veidą, nekontūruotų veidą. Jeigu neinu iš namų, aš nesidažau. Jinai net į pirtį važiuoja su makiažu. Į pirtį. O aš blogai, labai blogai pradedu atrodyti kažkur penktadienį nuo 5 vakaro. Šeštadienį būnu urvinis žmogus, totaliai. Ir tada tik kepurė mane gelbsti, išeinant iš namų. O kas yra blogai atrodau? Aš neišsiplaunu galvos, tada jie čia pradeda... Čia blogumas yra. Iš tikrųjų nesimėgau jų vaizdu. Tu visą laiką praeidama pro savo namų veidrodį krūptelį. Taip, nes, čia kažkokiu atsitinka, pagrindė dėl plaukų visos problemos yra. O žinai, aš dabar duosiu tokią pamoką vieną. Tai prasme, aš negaliu kitaip. O dabar tu gali pakeisti šitą momentą ir eidama pro savo namų veidrodį, sakyti, kas ta graži moteris. Labas, gražuolė. Galva išsiploviai. Ne, ta prasme, priimti save. Aš esu už tai, kad priimti save mes turime ir pasidažiusią, ir nepasidažiusią, ir galva išplauta, ir galva neišplauta. Taip, elementarūs higienos įpročiai
Turi atsirasti, nematau rankos pakeltos. Supranti? Aš leidžiu tau turi, kalbėti. turi atsirasti elementarus. Bet... Turi atsirasti, nes tipo aš jų neturiu, supranti. Ne, tai aš kalbu jau apie Palauk, visumą, ne sustok. tik apie tave. Aš apie visumą kalbu. Tai palauk, tai mes negalim apie kitus kalbėti, negražu, tai yra apkalbos, jeigu kalbam apie žmonės, kurių čia nėra. Ne, Tik apie apie save tai kalbam. Tai apie Kalbam. save ir kalbam. Mes turim save priimti ir tokios, ir tik iš Tai lovos išlipusią. Ir prieš lovą. Aš tokia pati ir kaifuoju tame. Ir Nu, viskas. bet po to pirmadienį vėl iš naujo mokausi. O gerai, tai iš kultūruoti. esmės tada kyla klausimas ir man pačiai, aš dėl to keliu ir jums jį, kodėl apskritai mes daromės makiažus. Nu va, kiekvieną dieną. Taip, Kodėl? taip. Dėl ko? Kam? Kam? Čia man atsakydavo, ne? Taip. Aš tai galvoju, aš tai iš esmės darau. Darau tai dėl savęs. Man labai patinka. Tai tu nemėgsti savęs tokios Aš tikrosios be mėgstu, bet makiažo. man labai patinka dažytis. Nu, tas visas procesas. Taip, Visas, taip. Bet aš, ta prasme, tikrai mėgstu ir myliu save ir be makiažo. Savaitgalį, pavyzdžiui, man tikrai yra gražu, aš visą laiką pasižiūriu, pasidžiaugiu savim, kokios mano akis yra gražios ir kad tikrai gražiai atrodo. Jūs džiaugiate savim ir žiūrit, kokios akis gražios. Parašykite. Taip. Nu, nes viskas yra čia pas mus akyse. Bet aš esu tikrai už tai, kad mes galim ir užsidėti tą makiažą. Ne per daug. Bet į parduotuvę ne per... nepasidažius irgi galima išeiti. Žinoma, Nu ir viskas. privaloma. Aš turėdavau tokią baimę. Kai tik buvau minus 15 metų, taip grubiai nuo dabar, kai tik į Akropolį dar tada nuėjau į Akrą, atvarau, be to, be blakstienukų, žinai, nepasidažius. Taip sutinku vieną kolegę. O jinai tai pasidažius. Ir aš į Akropolį nevažiuodavau nesidažius, nes galiu garantuotai ją sutikdavau. Nežinau, gal jinai ten labai dažnai lankydavosi, bet va kažkokį turėjau. O dabar aš, ir story, ir ten visi tie reikalai, ir išėjimas į socialinę mediją, ir aplamai belekur, ir ar ten išeiti pasivaikščioti į mišką, ar nuvažiuoti į parduotuvę visiškai dzin. Tai dėl ko tu tada daraisi darbo dienomis ir ryte makiažą savo? Aš paryškinu savo grožį. Bet iš esmės, ne? Dėl savęs. Tai aišku dėl savęs. Ne Tai dėl tu kitų. matai, kad aš ką nors dėl kitų daryčiau. Aš galvoju, Aš noriu pasitikslinti. mes turbūt kažkuriam amžiui iš tikrųjų pasiekėm tą ribą, kai darom viską praktiškai dėl savęs. Ir dažomės dėl savęs, ir rūbus gražesnius perkam, ir sportuojam, ir valgom. Nu, dėl savęs. O tu ar dėl ne? savęs darai makiažą? Taip. Ne, taigi sūnus tau sakė. Tai sūnus atsirado prieš 6 metus, o pradėjo kalbėti prieš kiek? O aš 3. dažausi kiek? Nu tai va, ne, dėl savęs, tikrai dėl savęs. Nes aš esu girdėjus tokių, atvejų galima pavadinti, kai sako, kad, tai kaip aš išeisiu į gatvę nepasidažius? Eik tu nesąmonė, čia jau Tai visiškai. aišku, kad žmonės taip kalba. Tai tik Ir kalba. aš esu nekartą sakiusi. Faktas. Kaip aš išeisiu į gatvę Tai kaip aš nepasidažius? galiu nepasidažyti? Varom rytoj nepasidažiusios. Aš ne. O kur jūs rytoj varot? Tu, mes? Mes tai rytoj mišką varom. Mišką, o į mišką tai galiu nepasitažyti. O kodėl į mišką gali eiti nepasidažius? Voverėm nesvarbu, ne? Tai dėl Ir ko tu briedžiukam. dažaisi? Ne, aš savaitgalį maksimaliai, jeigu nereikia niekur eiti, aš tada leidžiu savo odai ilsėtis. Va, aš turbūt irgi tą patį Taip. sakau. Taip, bet... Savaitgaliu duodu poilsį. Ką? Ir šią savaitę po vienos story serijos man sesė rašo. Ką tu darai veidui? Taip gerai atrodo. Ką tu atsakei? Kontūruoju. Išsimiegojau. Iš tikrųjų, tai ir viskas. Aš, Visas žinai, makiažas, Jo, ane? jo, tu gali dėti to makiažo, kiek nori. Na, aišku, televizinis makiažas išgelbės visada, Taip. bet realiai tai geriausiai mus puošia poilsis. Miegas. Režimas, aš sakyčiau, režimas, ne? Kai dabar žinote. Disciplina. O, išmoko naują žodį. Taip, man tai yra nauja, tikrai pripažinsiu, nes aš režimo laikiausi tik tais tada, kai, kaip sakant, privalėjau darbę būti nuo 7 iki 7 valandos. Tai ten buvo prievarta, o dabar savo norų. Ir iš tiesų... Dėl savęs, matai. Dėl savęs, tikrai, dėl savęs. Ir labai aiškiai dabar supratau viso to reikšmę. Kas yra, ką praleidau? Nieko, aš noriu įsiterpti jau. Tu kalbėk. Ir iš esmės aš ką pastebėjau, kad mes gyvenam 24 valandas per parą. Ir skirstom po 8 valandas. Čia aš apie save kalbu, ne, kad aš atkreipiu dėmesį. Tai 8 valandas mes iš esmės turime miegoti privalomai.
Aš tiek privalomai. Aš tiek mėgau. Nes kitaip būna O kaip piktas jūs? katinėlis. 8 valandas miegat. Jeigu norit būti tokias gražias kaip mes, Nes iš esmės, aš, pavyzdžiui, pastebėjau netgi, tarkim, pasižiūrėti dabar prieš mėnesį laiko, kaip atrodė mano veido oda, kaip atrodė mano akis, tarkim, iš esmės pats švytėjimas. Tai jis kardinaliai skiriasi. Tai vien tik tais dėl to, kad atsirado aiškus labai režimas 8 valandų miegas. Ir 8 valandų laikas savo, aš dar sakyčiau, čia tas yra labai svarbus. Galima... Nu, į laiką savo, jo, dar kentiek tavo vaikai dar per maži. Bet iš esmės, aš irgi įskaičiuoju tų 8 valandų laisvo laiko ir vaikus, ir jų namų darbus, bet aš jau savo... Taip. Kokius dar vaikų namų darbus? Ta prasme, kad jie galėtų į mane kreiptis su klausimu apie namų darbus. Čia laikas savo vadinasi. Jie daro namų darbus patys, aš nesikišu. Bet kai aš grįžtu po darbo, yra tam tikras laiko tarpas, pavyzdžiui, iki 7 valandos vakaro, kai jie gali ateiti ir į mane kreiptis su savo klausimais dėl namų darbų. Jeigu nesusitarė tarpusavyje. Okay. Ne dėl to, kad aš tikrinu jų namų darbus. Ne, aš išsigandau, kad tu darai jų namų darbus. Ne, aš iš viso neturiu tokios kompetencijos ir aš sakau visą laiką paklaus pas mokytoją. Na gerai, 8 valandos savo. Čia aš šitoj vietoj prisikabinau prie žodžių. 8 valandos savo. Aš tu nori paklausti, ką tu per jas veiki? Ne, aš žinau, ką jinai veikia. Nu. Ne, kai mes pradėjom kalbėti, kad pradedam savo. Žinoma. Nu. Nes kai mes pradėjom kalbėti, kad dėl savęs pradedam miegoti, dažytis ir sportuoti. Ir ko aš čia pradėjau prunkšti, nes aš prisiminiau, kaip mes dabar visos kartu dar ir sportuojam. Taip. Tai yra gyvas anekdotas. Ir jeigu kas nors galvojate, kad pilatesas yra labai nuobodu, ateikite mūsų grupę. Tai jūs nebuvot pilatėse su mumis. Ne, bet jau toj grupiai nėra vietos. Aš nesmėjau, dabar vakar mes jau vos tilpom. Ir manęs nebuvo. Ir tavęs nebuvo, supranti? Tai aš nežinau, čia kviesti yra beprasmiška. Tai aš nekviečiu, aš net nėra bėgančios į... Kviesti, kaip viešnes į savo pilateso treniruotę. O, čia žinot, kaip aš tos reelsus esu paleidus, ne? Jeigu aš. Jo, kur tu galėt varyti tenai pas. Tai mes visos trys turime tokią paslaugą. Jeigu jums yra nuobodu pilateso treniruotėje, dabar čia yra reklama, jūs galite pasikviesti mus ir treniruotė jūsų neprailgs. Jūs ir pasportuosit. Mes tikrai pajausite tą variantą. Taip. Aš pažiūrėsiu. Ne, tu irgi sportuosi. Ne, mes suprantat, kiekviena turime ten irgi po vaidmenį savo. Nu. Gerai, aš esu saugiklis, vienareikšmiškai, todėl, kad mano nugaros trauma, su kuria aš vargstu daug metų, atsitiko todėl, kad aš viską galėjau su gira, įtupstais varinėjau ir pasidariau išvaržą, ar koks ten velnės man dabar atsitiko. Dabar klausytojai apkurto, žinok. Apkurto klausytojai dabar. Bet čia apie mane. Rokas pamažins garsą. Ir užsitraumavau ir pamiršau, ką norėjau sakyti. Ir dabar aš prižiūriu save ir iš tikrųjų daboju ir jaučiu kūną, limitus ir taip toliau ir panašiai. Tai aš esu saugiklis. Taip. Nu, kas tu esi? Nu, šiaip esu bambeklė. Ne. Nu ką, ne. Nu, tai aišku, išbambu viską, kad nesuprantu dažniausiai, kaip reikia padaryti. O čia yra bambėjimas? Nu, tai, ta prasme, nepatogumą keliu. Kam? Sau. Ai, sau. Okay. Ne, iš tikrųjų tai... Trenerė tau kelia nepatogumą, bet... Ne, iš tikrųjų tai gal tikrai Aušra, tu esi teisi, kad ne bambeklė, bet aš dažnai nepagaunu, kaip kūnas gali tai padaryti, ta prasme, ne? Nu, ta prasme, tu matai, kaip treneris rodo, ne? Matai kolega, kaip daro, bet pačiam man nedaina, ta prasme, kaip gali susidėlioti taip į vieną liniją kojos, rankos, galva padėta ir dar paskui kelti tą ranką. Ta prasme, tikrai aš ir vakar save dar kartą pagavau, ta prasme. Man tai ranka, bet ten kaip kažkaip ten ant šono pasikiši ir vienos kojos aš absoliučiai nepakeliu. Taip. Aš visiškai. Ir iš tikrųjų, o kas palauk? Aušra. Aš pasakysiu, kas aš esu, bet iš tikrųjų noriu priminti, kad sportuoti reikia. Nes žinokit, mes susidūrėm su tokiais kūno surakinimais, kur iš tikrųjų sako, padaryk ten tokį pratimą per langą. Pradžiui ieškai lango, supranti, kad čia langas, supranti. O pas mūsų žuolaidas žaliasis nuleistas. Lauko.
Tai va, tai iš tikrųjų sportuoti reikia, o aš kas esu, aš tai užmušinėjau trenerio akimis. Nes jeigu jinai truputėlį nori daugiau negu ten 10 arba 12 kartų pakartoti pratimą, tai aš padarau akis, kaip mano dukra sako, tu savo žvilgsniu gali už mus per akinius nuo saulės. Tai va, aš irgi esu savo. Jo, žinok, aš vakar girdėjau iš trenerės mūsų. Aušra, kas yra? To žvilgsniu savo, žinai. Taip, pum. Ir trenerė taip. O ko tu žiūri? Aš tai tiesiog nusisuku ir guliu savo laimingą. Tu pačioj pradžiai pasakei, kad aš esu ta, kuri gelbėja visus. Aha. Savęs Tai nepamiršau. Tai tu dabar pergyveni dėl tų visų likusių ir damų nuostabių, kad jos pervargs. Bet aišku, galvoju pirmiausia apie save, nes jau gal man nusibodo toliau. Ne, nu, pilatesas labai geras sportas, bet iš tikrųjų kitą kartą trūksta to galbūt greičio, bet čia ne apie greitį. Aš visada sakiau, kad turim daryti technopilatesą. Gal žinot, kas veda technopilatesą? Kaune. Groja techno. Nėra technopilateso, nes laiko. Nėra. Pilatesas. Tai mes ir nesakom, kad nėra, tiesiog kodėl dar toks nesukurtas. Jeigu yra techno joga, aš tau galiu parodyti akauntą. Taigi netobulas pilatesas bus, nes techno gros. Techno gali groti. Taip, man tai reikia, kad grotų techno, o ne šokinėti. Vilmutė. Techno prašysim kitą treniruotę. Šiaip, jeigu tu atkreiptum dėmesį, aš jau kokias 4 treniruotės, kai jin klausė, o kokią muziką uždėti? Visą laiką techno. Techno. Bet jinai niekada taip ir nepaleido. Ne, nes jinai... Viešas nusiskundimas. Nieko tokio. Kita treniruotė bus, kitoje treniruotėje skambės Astos grojaraštį. Tu atsirink, dabar iš karto atsirink. Taip. Ir iš karto gali prisijungti prie tos Pilates. Aš sugalvojau idėją. Kolonkę nulauši, dabar nuhekinsi kolonkę. Nuhekinsim ir... Va, tu žiūrėk, ir vėl Asta, tu padaryk pati. Aš esu ir taip pavojinga rūšis. Jau, aš viską pati gyvenime esu padarius. Aš noriu ateiti į treniruotę, kur yra šviesiakai. Tai bet tau nėra kas paimti playlistą padaryti, tau čia yra kaifas, tau čia nėra darbo. Playlistą padaryk, aš 2 playlistus dariau 5 metus. Mes pavoksim kolonėlę, mes viską perėsim. Taip, mes toliau viską padarysim. Surišim kampę ir burną užkimšim. Tu paruoš tai, kas tau patinka, kad būtų technopilatesas, įsipildytų. Ar čia iš tos serijos, jūs mane pakvieskit, o aš turėsiu galimybę atsisakyti. Jūs surinkite playlistą, o aš turėsiu galimybę pasakyti, netinka. Man labai gerai su jom draugauti. Man labai gerai. Jos važinėja visur. Aš iš viso kartais nesuprantu, kada esmė. Jos viską tyrinėja ir jeigu ten visai normaliai, tai jos tada sako, Asta, ir tu ten gali nuvažiuoti. Bet buvo momentas, kai va tos dalies, kur Asta, ir tu ten gali nuvažiuoti, nebuvo. Ir aš sakau, va ta. Čia nepasiteisinime. Mes pasiteisinsim po to, kai tu pakalbėsi. Kenčiate, ne? Kentėkit. Ir aš sakau, ta prasme, ir ten buvot, ir manęs niekur nekviečiat. Neatsimenu, ką jos ten data pasakė. Tuoj pasakysim. Bet aš sakau taip, dabar jūs galit mane kviesti visur, bet aš blemba, negaliu dabar visur įsipareigoti važiuoti. Nes jeigu aš pasakau, kad aš tada kvieskit mane, kad neatsirastų klaidingo supratimo, kad aš įsipareigoju dabar visur važiuoti, kur jūs važiuojat. Aš tiek daug žmonių nemyliu. Kaip jūs? Bet tu pasakai toliau frazę pratesk. Ai, ir aš leidžiu savo atsisakyti. Taip. Mes tą labai puikiai žinom. Bet iš esmės, aš papildysiu Astą, kodėl mes nustojom tau sakyti kažkuriuo tai momentu. Nes mums būdavo skauda, kad tu dažnai kartodavai, ne? Taip. Rimtai. Taip. O po to ką? O po to, kai jau tu aiškiai pasakėjai, kad jūs man galite ir toliau siūlyti ir aš turiu teisę atsisakyti, mes tiesiog jau žinom, kad tu gali atsisakyti. Taip. O mes prieš tai, supranti, nežinojom. Mes prieš tai turėjom lūkestį, kad tu sutiksi. Bet aš visada sutiksiu. O tu kaip aiškiai įvardinai garsiai, kad tu visada galėsi atsisakyti, mes dabar sau leidžiam ir pasiūlyti. Bet vis tiek biški jums šitai vietai skauda, nes... Ne, dabar jau neskauda. Bet man skaudėjo. Va, super, va. Veiksmas to veiksmas. Ta prasme, va, iš kur nuvažiavo ir jau 3 kartą, aš suskaičiavau. Kam skaudėjo? Išvažiavo 3 kartą be manęs. Nepasiūlė.
Jo, ir net nebuvo kalbos. Taip. Ne, bet iš esmės mes visą laiką sakėm, kad susitiksim su savaitgalis tuo, su anuo. Taip. Bet tik tais tiek, kad Ne, o tu kur pasiūlymas? nepaklausai. Matai, Tai, palaukite, aš leidžiu jums turėti asmeninį gyvenimą, bet jau čia chamizmas buvo. reikia suprasti. ar Bandau. ne? Reikia suprasti. Bet va tas, suprantate, atsiprašau už rytą, kad pertraukau, bet iš esmės tas va ir jungia, ne, kad mes labai galime atvirai pasakyti. Net ir tada, kai įsiskaudinam labai. Oi, nu jau nedramatizuokim, tik biški. Gerai, už rytą tesk. Ne, aš noriu pasakyti, kad Asta turi suprasti, kad buvo gyvenimas ir iki jos, kur mes rinkomės draugų bagažą ir dar su tom draugiam draugaujam, ar ne? Tai laikas nuo laiko ir tom draugiam 2 kart per metus reikia skirti. Tai atleisk, bet įvyko taip, jog ši draugė, su kuria tu dar nedraugavai, jau norėtų draugauti su tavim. Aš dabar pasvarstysiu. Mes jau Matot, jinai dabar pasvarstys. Iškelia uraganą, iškelia viską, jūs mane mylėkit, o po to... Nes mes su Aušra, jeigu kažkur nuvažiuojam, mes visą laiką vis tiek kalbam apie Astą. Taip. Tai jau galiausiai tas kitas trečias žmogus sako, tai gal jūs kitą kartą jau atvažiuokit su to žmogum. Ką? Nes tas kitas žmogus supranta, kad varyti ant žmogaus, kurio čia nėra. Mes Jokiu Dieve būdu. nevarom. Jokiu Mes tik tais būdu. keliam. O kaip jautriai sureagavo. Nes tai tikrai tu pasakai netiesą. Taip. Taip. O aš esu už tiesą visada. Tai mes grįžtam per traukėlės, tai iš esmės baigėme apie tą, kad jūs visą laiką galite man pasiūlyti. O Bet aš atsisakysiu. Bet gerai, nu bet aš nesukūriu bereikalingo Bet- lūkesčio ir jūs neturit Bet lūkesčio. iš tikrųjų verta išbandyti ir jums, kas klausot šitą dalyką, todėl kad tikrai labai labai palengvina gyvenimą. Abiem pusėm. Taip. Ar ne? Nes viena pusė turi lūkesčių, šita pusė turi lūkesčių, ar ne? Ir tiesiog jeigu tu įsisamonini tą formulę ir pasakai garsiai, net ir šeimoje, net ir darbe, tai tikrai palengvina tarpusavio bendravimą. Taigi mano yra mėgstama frazė, kad santykius tarp žmonių greuna lūkesčiai. Ir nekalbėjimas. Aš tai netgi sakyčiau... Sukurti lūkesčiai, ką kiti turi taip. padaryti, pasakyti, Taip, pagalvoti taip, ir aplamai, kaip apie mane galvoti, ne, ir kaip Taip. apie save galvoti ir kaip elgtis. Paantrinčiau ir pritarčiau, ir dar tokia man mintis, žinai, atėjo, kad turbūt mūsų draugystė ir vainikuoja būtent, kad mes neturime viena kitai jokių lūkesčių. Nu, šiaip aš tavo atžvilgiu šią bei to tikiuosi. Tai, bet palauk, atskirk draugystę ir darbą. Taip. Jo, mes čia iš viso Mes tokį turim darom jo sudėtingą dvigubą. eksperimentą, Taip, nes taip. mes su Vesta dar ir kartu dirbame. Taip. Tai iš esmės turbūt net ir darbinėje pusėje. Na, jo, ten aš iš tavęs lūkesčių neturiu. Bet suprantate, jau Baigi, tada jūs kitoks čia rimtėti. požiūris. Požiūris kitoks. Tai niekas Taip. čia nerimtėja, bet iš esmės darbiniai pusėje yra požiūris kitoks. O grįžtant prie mūsų draugystės, tai aš manau, kad yra pas mus tas, va, nu, iš tikrųjų, tas atviras bendravimas, ko mes ir ką mes ir taikome. Nu, aš taikau šeimoje. Pradėjau taikyti, nes aš labai gerai atsimenu Astos visą laiką pasakojimus, ne? Kad tiek, kiek jinai dalinasi apie santykius su vaikais, kad, nu, tiesiog, nu, ta prasme, leidžia patiems kleistis, jokių lūkesčių neturi ir tegu tvarkosi patys. Nu, mane va tas va visą laiką žavi. Vaikai, aš turiu jūsų lūkesčių. Tarp kitko, jie nežiūri mano tų visų laidų, kur aš esu. Jie sako, mama, mes tave prisižiūrim ir taip kiekvieną dieną. Tai kad galiu aš čia šnekėti apie juos. Jie šito podcast'o tikrai nežiūrės. Jinai turi lūkestį, kad vaikai žiūrės. Ai, tu čia išvertėjai dabar iš jos Taip, kalbos į taip, lietuvišką taip. kalbą. Rimtai, dabar tik nesenai išėjo LRT laida, ten aš pasakoju, kaip aš iš smuikininkės tapiau buhalterį, kaip vaikai, nu tai eikit, pažiūrėkit, čia man rašo, tik žinutės, tik tai ten draugai pažįstami, tolimi giminės, žinai. O ką ten? Apie tave? o ką ten ten? tu? Nu O tai kas gerai, ten naujo? Kas ten naujo, jo? Tai mes viską apie tave žinom. Nu gerai, nu netrukdyk, žinai. O, Neįdomu, ne? tai aišku, neįdomu. Bet tai va irgi norisi, ne, kad pažiūrėtų, kažką pasakytų bent jau. Nesvarbu, kad jau žino viską. Nu, mes irgi Aušra apie ją žinom daug ką, ne? Bet mes turbūt jau žiūrim iš kitos pusės tas Taip, laidas. taip. Pateikimas koks, ne? Kokia Techninė, žinutė, ane? jo, nu iš tos pusės. O aš iš Kokią tikrųjų žinutę žinutę perteikia? su žavesiu. Nu, Todėl, taip. kad iš tiesų pagalvojus, kiek teko tau išgyventi, ar ne, ir koks yra dabartinis rezultatas, tai yra jau pasigėrėjimo vertas, na, momentas taškas ir dabar žinant iš šito taško, koks šuolis ir šūvis bus dar toliau,
ar ne? Tai aš žiūriu su tokiu. Lūkesčiu! Su lūkesčiu! Ne, su palinkėjimu tokiu. Kas dar, ką dar sugalvosi? Bet matai, jinai tau neužkrauna lūkesčiai, jinai Ne, pati man savo. viduj- Jo, man bet viduj žinok, šitas pas mane dalykas. viduje, nu turbūt pas visus būna, ne? Kai tu užeini ant geros bangos, būna gerų bangų ir būna šutinų bangų. Taip, taip. Tai paskutiniai 2 kartai, kai užėjau ant gerų bangų, mane gerai nudaužė. Taip. Na, aš apie savo asmeninį gyvenimą labai daug nesidalinu, bet asmeniniam gyvenime tikrai, nu, tokių, žinai, tragiškos situacijos susiklostė. Ir dabar jaučiu, kad esu ant geros bangos. Ir, žinai, bet šį kartą aš esu visiškai tikra, nėra to tokio, žinai, viskas, nu, ką galvoju, tas ir grįžta tau. Ir šį kartą visiškai neturiu jokios baimės, kad, nu, va, jau dabar toj mane nuneš. Taip. Ne, dabar va kaip tu, ne, jau dabar kairausiu, tai jau laikykitės, nes jeigu aš su tais inkarais, kurie buvom prie manęs prisikabinę, padariau tokius žingsnius ir tokį, nu, savo vidinį augimą, na, ne apie tenai sekėjų skaičių ar tenai eterių skaičių ar dar kažką, bet esmė ta apie vidinį augimą, tai, bet dabar susinervinau. Kogi? O greitai dar turim laiko, ar nesugriausiu savo dabar įsitikinimą. Rimtai, žiūrėkite, kad, žinau tokią frazę, kad didžiausias augimas įvyksta sunkiais laikais. Taip. Ekonomika pakyla geriausiai. Ekonomika pakyla, nu, Ir pats asmeninės žmogus padaro, tragedijos, vidinis taip, augimas. pokyčius, taip. Tikrai nebūčiau taip vidumi užaugusi, jeigu man būtų viskas. Ne, nu, Be abejo. tai Jeigu dabar. būtum Tai nepraėjęs. dabar. Tai dabar lauksi? Specialiai? Ne. Tai dabar reikia kaip nors suformuluoti, kad dabar jau užaugau ir dabar tik reikia išsiskleisti. Tai tu jau skleidėsi, tiesiog- pasižiūrėjai. Tu tiesiog dabar Dabar mėgaukis. Mėgauk ir daugink savo šitą patirtį. Taip. Žinai, išgirdau įdomią frazę, kad reikia sakyti ne dalintis, o dauginti. Nes dalintis tai išsidalinsi. Taip. O daugintis tai. tai... Va, tiesiog, ar ne? Nu, daugintis. Tai tikrai. Daugintis. Daugintis. Taip. Daugintis. Nu tai gerai, aš tai manau, kad mes galime eiti jau į pabaigą, ne? Ir pakviesti žiūrovus, palikti komentarus, savo nuomonės, patarimus, idėjas, dauginti viską. O šio mūsų pačio pirmojo podcast'o rėmėjai. Rėmėjai, geriausi buhalteriai Lietuvoje, MBAS sprendimai, kontaktai, svetainė, nuoroda. Ir būtinai pasiekite ją Instagrame. Nuorodą rasite apačioje aprašyme. O iš žiūrovų, klausytojų, tai turbūt neklausim, ar jums patiko, nes kaip Ir tai pasakysit. ir taip pasakysit, gerai, ačiū, tu mane išgelbėjai eilinį kartą nuo prisikalbėjimo. Bet jeigu yra tema, apie ką galvojate, kad būtų įdomu paklausyti mūsų tarškėjimo, tai drąsiai rašykite komentarus į asmeninės ir pažiūrėsim, nes mes tikrai turime ryžto dar ne kartą išeiti į eterį, nes mums iš principo koks skirtumas, ne? Ar prie kamerų, ar ne prie kamerų. Patirti šitą Taip, ir bendravimą. skatinam prisiminti pavadinimą. Aš viską, blėt, geriau žinau. Bet kaip iš šios lūpų skamba, tai nuostabiai. Viskas, čiau!